Tai merginos sveikos dar kartą ir kviečiu į tą neaprėpiamą eterinių aliejų pasaulį. Ir tą pasaulį sutalpinti į aromaterapijos dėlionę nėra taip paprasta, nes tai yra specifinės žinios ir ta dėlionė, ji yra gan didelė. Bet po truputėlį mes eidamos tuo keliu, iš tikrųjų tą dėlionę sudėliosime. Tai va šiandien apžvelgsiu temas, kurios numatomos nuo balandžio 18 dienos. Bet prieš tai trumpai apie save, nors jūs mane tikrai žinote. Aš noriu pasakyti, kad aš pati įklimpau į eterinius aliejus ir būna dienų, kad tarsi atrodo, galėčiau kažką kitą daryti, nes 3 specialybės turiu, bet eteriniai aliejai manęs nepaleidžia. Taigi, va, tas 10 metų toje temoje jau padėjo susidėlioti tą aromaterapijos dėlionę ir tomis žiniomis aš noriu pasidalinti su jumis. Tai va, visa ta edukacijų kryptis, tai yra tokia mokslo kryptis valeologija. Sveiko žmogaus sveikata. Kaip išsaugoti sveikatą, kaip profilaktinis eterinių aliejų naudojimas gali prisidėti prie mūsų tos geresnės visuminės sveikatos. Ir tą sveikatą mes galime palaikyti ir eterinių aliejų pagalba, integruojant juos į savo gyvenimo būdą. Priminsiu, kad aromatologija reiškia mokslas apie eterinių aliejų poveikį organizmui. Loginis paaiškinimas paremtas mokslu. Kada ir kodėl eterinius aliejus mes naudojame, kodėl jie veikia skirtingai. Tai visos tos žinios mums ir padeda suprasti eterinių aliejų tą gylį. Kaip žinia, aš pati vartoju ir jūs, žinau, vartojate Young-Living eterinius aliejus, tačiau visa pateikta informacija yra tokia bendrinio pobūdžio ir ją galima pritaikyti labai plačiai. Tai vat, šiandien vėl pateiksiu informaciją iš prancūzų mokslinės medicininės aromaterapijos studijų. Dalis žinių bus pateikta iš tarptautinių Young-Living konferencijų, bet patikinu, kad visos žinios yra patikrintos ir patikimos. Taigi, noriu pradėti nuo to, kad ta saugi aromaterapija turi tokias 3 sudedamąsias dalis. Iš ko susideda ta saugi aromaterapija arba tas tikėjimas eteriniais aliejais. Tai pirmiausia iš žinių. Vartotojas, kuris geba atskirti eterinių aliejų kokybę, kuris žino visas metodikas, taisyklės ir tą žinias gali taikyti per praktiką, per patirtį. Praktika tai duoda tą aiškų žinojimą, kada, kam ir kaip naudoja eterinius aliejus. Ir aišku, mes visi siekime to rezultato. Geresnė sveikata ir yra rezultatas. Ir savo pasisakymą aš noriu akcentuoti žinių vertę. Padrikas eterinių aliejų vartojimas nėra saugus būdas sveikatintis. Tam reikia būtent tų specializuotų žinių. Ir būdami šitoje temoje mes vienaip ar kitaip įvairiose situacijose mes susidurėme, kad reikia konkrečiai žinoti, kiek lašelių, kokį panaudojimo būdą pritaikyti. Tai vat, per savo tos mokymus aš ir noriu akcentuoti tą tikslingą aromaterapiją. Tai vat, aliejai yra labai vertingi, labai tokia stipri priemonė sveikatingumo srityje, palaikyti tą savo sveikatą, bet mes visi turime jausti tą savipagalbos ribą ir tas daugiau nebus geriau. Reikia suprasti, kada mes sveikatinamės, o kada jau reikia kreiptis į medikus. Tai vat, žinios mums turi padėti suderinti etiką su aromaterapinė savigyda. Ir kuo mes būsime raštingesni, tuo mes tą situaciją geriau suprasime ir valdysime. Taigi, kokiame lygyje eteriniai aliejai veikia, vis daugiau domina mokslą. Eteriniai aliejai ne tik sėkmingai sumažina simptomus, bet veikia ir į pačią negalavimo priežastį. Tačiau reikia to visuminio požiūrio į žmogų kaip į nedalomą visumą. Rezultatui reikia žinių ir laiko, nes eteriniai aliejai veikia laike. Mokslas domisi eteriniais aliejais, užklausų apie eterinius aliejus daugėja, daug mokslinių darbų galime rasti PubMed'e.
Tai yra ta nemokama skaitmeninė mokslinė straipsnių saugykla, kurioje kaupiami biologijos ir medicinos straipsniai. Bet ten įėjus iš tikrųjų reikia kantrybės, energijos, laiko, supratimo, kad visą tą informaciją išstudijuoti ir suprasti šitų straipsnių vertę, kad mokslas patvirtina būtent eterinių aliejų naudą mūsų sveikatai, mūsų organizmams. Tai vat mokslas išties patvirtina, kad dinaminė eterinio aliejų molekulių pusiausvyra yra raktas į eterinio aliejų veikimo mechanizmą kaip gamtos fenomeną. Eterinio aliejų molekulės būdamos aktyvios ir tuo pačiu dinamiškai pastovios, kontaktuodamos su mūsų organais iššaukia įvairias reakcijas. Ir tokiu būdu eteriniai aliejai palaiko homeostazę. O homeostazė, taip labai aiškiai kalbant, tai yra gyvybinių funkcijų pastovumas. Ir kaip jau minėjau, eteriniai aliejai yra labai efektyvūs pačioje pradžioje, negalavimo pradžioje. Ir jie tada geba organizmui grįžti į pastovę jam įprastą būseną. Ir kalbant apie eterinio aliejų panaudojimo būdus, jie yra tokie dvejopi. Ūmaus negalavimo metodika, kai jau yra iš tikrųjų toks rimtas negalavimas, ir foninė aromaterapija. Kai mes sveiki, tai mums labai tinka ta foninė aromaterapija, ta profilaktika. Nes foninė aromaterapija yra pati saugiausia. Saugiausias būdas save sveikatinti iš lėto ir labai nuosekliai. Iš lėto mes veikiame homeostazę, mūsų sveikata, mūsų homeostazė yra skirtinga, mes visi esame skirtingos sveikatos, tai bet foninė aromaterapija yra pats geriausias dalykas. Lėtai, mažais kiekiais, bet ilgą laiką, darant įvairias pertraukas. Tai vat eterinio aliejų poveikis tas būtent greitas, kai ūmi negalavimo būsena, kaip labai yra negerai, kaip reikia stabdyti įvairius patogenus, kaip nesukeltų infekcinius tuos negalavimus. Tai vat taikome ūmią negalavimo metodiką, o profilaktinė, ta foninė aromaterapija, tai yra kasdieninis mūsų gyvenimas. Lašas po lašo ir akmenį pratašo. Ta patį galima pasakyti ir apie eterinius aliejus. Kas jau esate girdėję šitą informaciją, tiesiog ją pasikartosite, kad tas tikėjimas eteriniais aliejais kaip gamtos fenomenu, jis yra labai svarbus. Mes turime žinoti, mes turime tikėti, jeigu mes tuos eterinius aliejus kasdien naudojame. Taip pat mokslininkas Kurtas Šnaubeltas, jis nurodo aromaterapijos sėkmės potencialą. Prie infekcinių negalavimų eteriniai aliejai labai gali mums padėti. Ir tas sėkmės potencialas, matot, labai yra didelis, 95%. Prie psichikos, prie nervų, hormoninių negalavimų 75%, vėlgi labai didelis procentas. Paviršiniai uždegimai, alergijos 50% sėkmės potencialo. Mažesnis yra medžiagų apykaitos negalavimai, tai va 25%. Kad ir mažesnis procentas, bet vis tiek tai rodo, kad eteriniai aliejai veikia ir prie šitų tokių sudėtingų negalavimų. Ir kalbant apie integratyviosios aromaterapijos naudą, tai kad gauti tuos pačius geriausius rezultatus, naudinga eterinius aliejus naudoti būtent labai tikslingai. Taip pat žinios ir veda prie to tikslingo eterinio aliejų vartojimo pagal amžių. Senukam yra viena metodika, jauniems yra kita. Pagal lytį, pagal došą, konstitucinį tą tipą, kas mes esame kaip gamtos dalis. Atkreipti metų laiką. Vasarą vienaip naudojame eterinius aliejus, žiemą kitaip. Ir aišku, kiekvienam pagal konkretų negalavimą. Tai vat Padriko žinios yra labai ilgas kelias į eterinių aliejų pažinimą. Ir manau, kad su manimi sutiksite. Tai vat temos, kurios bus išanalizuotos kurso metu. Ir būtent tas kursas prasideda balandžio 18 dieną, tai vat kalbėsime apie alergijas, kalbėsime apie imuniteto darną, kalbėsime apie došas pagal ajurvedą,
ir kaip eteriniai aliejai gali veikti į tas skirtingas došas. Taip pat kartosime eterinių aliejų vartojimo į vidų temą, kuri be galo yra svarbi. Tęstinė šitos temos yra aromatinė kulinarija, kaip eterinius aliejus į vidų vartojame per maistą. Ir gegužės 23 dieną turėsime tokią temų aptarimą, apibendrinimą. Kalbėsimės, kas iš tų temų jums buvo aišku, kas neaišku, kokie kilo klausimai. Tai vat visos temos yra naudingos, vertingos ir kiekvienas iš tos temos jūs tiesiog atsirinksite tai, ko nežinojate. Taigi, pirma tema yra alergijos. Ką naudingo sužinosite šioje temoje? Pavasarinės alergijos, tai yra šio kurso pirma tema, nes pavasaris jau prasidėjo ir jau yra besikankinančių žmonių nuo tų pavasarinių alergijų, nuo tų simptomų. Tai pirmoji praktinė kurso paskaita orientuota į eterinių aliejų pritaikymo metodus pavasarinių alergijų simptomams lengvinti, mažinti arba jų netgi išvengti. Alergijų yra įvairiausių. Dermatozės, alerginės, autoimuninės. Medicina ne visada gali tiksliai nustatyti, iš kur atsiranda įvairūs bėgimai ant kūno, kas sukelia alerginės reakcijas. Ir čia Klaipėdoje mačiau tokią reklamą, tokį stendą iš medicinos įstaigos. Ten buvo parašyta, kad jūsų sveikata yra mūsų galvosūkis, medikų galvosūkis. Tai kiek medicinai reikia įdėti pastangų, kad atrasti tą priežastį, kad padėti žmogui. O mes, tie, kurie sveikatiname su eteriniais aliejais, tai mūsų tikslas, kad kuo ilgiau būti sveikesniems. Tai didžiausią dėmesį prie įvairių tų alergijų medikai nukreipia į virškinimo sistemą, į emocinį balansą ir į psichohigieną. Viskas yra labai surišta. Ir kuo daugiau įvairių sintetinių medžiagų mes gauname per maistą iš išorės, o virškinimo ir šalinimo sistemos yra silpnos, tuo didesnė tikimybė, kad galime patys iššaukti įvairias tas alerginės reakcijas. Tai yra kūno reakcija. Ir čia matote, aš kartoju tą informaciją Kurto Šnaubalto, kad prie įvairių alerginių tų negalavimų eteriniai aliejai kaip sėkmės potencialas siekia apie 50%. Tai yra didelis procentas, kaip su eteriniais aliejais mes galime padėti prie šitų negalavimų. Ir alergijų temoje daugiau aptarsime tą pavasarinę alergiją. Varvanti nosis, perštinčios ir paraudusios akys, kvėpavimo sistemos sutrikimai. Ir dar minėsiu odos alergijas, kai žmogus jaučia didžiulį stresą, kai yra didžiulis niežulys, skausmas, odos tas pakenkimas, vyksta uždegiminiai procesai. Ir labai svarbu, kad prie alergijų kokias metodikas mes taikysime. Alergijos pasireiškia ir vaikams, ir suaugusiems, todėl šioje temoje bus svarbu aptarti, kokias tas metodikas ir kokius eterinių aliejų panaudojimo būdus reikia pasirinkti. Mažiems vaikučiams, nėštukiams, maitinančiams irgi būna tų alerginių reakcijų, irgi būna tos pavasarinės alergijos. Tai jiems mes rinksime vieną metodiką, saugesnį, dar kitiems kitą. Tai iš tikrųjų labai yra individualu ir labai tas reikalingas tikslus eterinio aliejų pritaikymas. Aš kaip visada akcentuoju tą foninę aromaterapiją, kaip ilgalaikį sveikatinimosi būdą. Kaip stiprinti patį organizmą, kaip suaktyvinti savigydos mechanizmą eterinio aliejų pagalba, kaip iš anksto ruoštis pavasariniai alergijai, ruoštis visus metus, kad simptomai būtų kuo švelnesni arba išvis pavyktų išvengti šių negalavimų. Kas darosi dabar su klimato kaita? Klimatas šiltėja, vadinasi, žydinčių augalų tas laikas prasitęsia. Ir tas žydėjimas, aišku, sukels dar daugiau tų alerginių reakcijų. Tai tas sąmoningas ieškojimas, kaip savo padėti ir neprieiti iki vaistų, ieškojimas natūralių priemonių. Tai labai dažnai žmonės atveda į
į eterinių aliejų tą pasaulį. Tai vat, kaip minėjau, foninė aromaterapija yra pati saugiausia, kuri metodika, kuri nesukelia organizmui prievartos, streso, veikia švelniai, bet iš lėto. Prie ūmaus negalavimo metodikos, aišku, mes irgi prisiliečiam ir tai jau yra tokia labai rimta pagalba, kai alergija pasireiškia labai stipriai ir žmogui be vaistų jau yra sunku susitvarkyti. Tai vat ūmaus negalavimo metodikoje svarbu intensyvumas ir laikas. Kiek laiko galima taikyti šią metodiką ir kokia turi būti tiksli eterinių aliejų dozuotė. Tai apie tai kalbėsime būtent alergijų temoje. Kokį dabar mes turime tikslą būtent šitoje temoje? Atsakyti į klausimą, kuo ir kaip sau galiu padėti su eteriniais aliejais, jei turiu šį negalavimą. Ir prie alergijų dažniausiai panaudojimo būdai bus keli. Jei problemos su oda, niežti, skauda, kelia stresą, uždegiminiai procesai, aišku, transderminis būdas. Tada vėlgi žiūrime, kokie augaliniai aliejai, kokie eteriniai aliejai tinka būtent prie konkrečios odos problemos, kiek stipriai pasireiškia tie simptomai. Jei kvėpavimo sistemos sutrikimai, eterinius aliejus mes garinsime ir čia turėsiu atkreipti dėmesį, kad prie alerginių reakcijų geriau garinti vieno augalo eterinius aliejus, neimti kompozicijų. Nes jau taip yra sudirginti kvėpavimo takai, tai vat kompozicijose gali būti kažkokia tai sudedamoji dalis, kuri gali netikti. Tai vat kokie vieno augalo eteriniai aliejai taip pat mes aptarsime, kurie yra tinkamiausi garinimui. Aišku, prie kvėpavimo sistemos sutrikimų tiks ir transderminis būdas. Taip pat vartojamas į vidų. Žodžiu, visi būdai tinkami ir tai labai individualiai reikės parinkti. Rektalinis būdas taip pat tinkamas būdas prie alerginių negalavimų, jeigu jis yra tik tai priimtinas. Bus atveju, kada žmonės turi dar kitų negalavimų, pavyzdžiui, epileptikai, astmininkai ir dar prisideda pavasarinės alergijos. Tai va čia reikia vėlgi grįžti į kontraindikacijų temą ir pasižiūrėti individualiai, kokią aromaterapiją parinkti tokiam žmogui, jeigu jisai turi astmą, jeigu yra epileptikas ir dar turi pavasarinės alergijas. Tai viso šito mes negalime aptarti per vieną temą, nes reikia nuoseklaus to temos išdėstymo. Tai aš tik tai užsimenu apie tai, kokias žinias gausite konkrečioje temoje. Prie bet kokios alergijos, prie bet kokio negalavimo mus mokė, kad reikia labai pažvelgti į kepenų darbą, kaip joms padėti geriau detoksikuoti organizmą, valyti alergenus iš organizmo. Tai kalbėsiu apie eterinius aliejus, kuriuos mes galime pavadinti hepatoprotektoriais. Labai ilgas žodis, tai reiškia eteriniai aliejai, kurie saugo kepenis ir aišku, kaip juos naudoti. Ir tai yra labai svarbu, nes tie, kas esame eterinių aliejų temoje, mes turime labai tiksliai žinoti. Ar visi eteriniai aliejai tinka esant alerginėms reakcijoms? Jokių būdų. Pateiksiu sąrašą, kurie eteriniai aliejai slopina alerginės reakcijas, bet yra eterinių aliejų, kurių mes negalime naudoti tuo metu, kaip yra, žodžiu, tie pasireiškia simptomai. Kai prasideda alerginės reakcijos, negalima naudoti aktyvinančių eterinių aliejų, kad dar daugiau neiššaukti alerginių reakcijų. Tai vėlgi apie tai detaliai kalbėsime. Ir aišku, skirtingi receptai įvairioms grupėms. Vaikams, nėštukėms, maitinančioms mamytėms vieni receptai, kitiems kiti. Tai žodžiu, visi receptai yra taip pat patikimi, farmaciškai patvirtinti. Dar viena tema, kuri gali būti jums įdomi, tai imuniteto darna. Ir dažnai turbūt ne vienam kyla klausimas, kas yra tas imunitetas.
Imunitetas dar kitaip įvardina gera sveikata. Bet imunitetas, jisai turi savo sistemą. Taip pat aiškinsimės pirmiausia, kas yra imunitetas, kokia to imuniteto sistema ir kokios imuniteto funkcijos. Ar tik išsaugoti genetinį kodą, ar apsaugoti organizmą nuo patogenų ir toksinų. Žodžiu, pirmiausia, sakysime į šiuos klausimus, o po to jau panagrinėsime detaliau imuninės sistemos tą sudėtinės dalis. Kaip su eteriniais aliejais mes galime stiprinti fizinį barjerą. Kaip su eteriniais aliejais mes galime veikti į cheminį barjerą. Kaip eteriniai aliejai gali padėti ir kokie, svarbiausia kokie, detoksikaciniams organams. Ir aišku, ta psichoemocinė darna. Bet geros emocijos, tokie saugus jausmai dažniausiai yra ir gera sveikata, ir geras imunitetas. Tai bet psichoemocinė darna, psichosomatinė šita tema, kai žmonės per savo baimės, per savo emocijas, mes patys save susargdiname, tai vat eterinių aliejų naudojimas psichoemociniai darnai taip pat yra pagalba imuniteto darnai. Čia matote, kad tas potencialas yra labai, labai sėkmės didelis. Ir kaip visada, prie kiekvienos temos bus patarimų, receptų, kaip tą įgimtą imunitetą ir įgytą imunitetą palaikyti, būtent kaip eteriniai aliejai prisideda prie imuniteto darnos. Man pačiai buvo labai įdomu ruošti šitą temą, došas ir aromaterapija. Tai būtent kaip eteriniai aliejai, kaip gamtos dalis veikia ir žmonės, žmonių tą konstitucinį tipą, nes došas irgi yra gamtos dalis. Tai labai geras klausimas, kas aš esu, ar šiai dienai mes žinome, koks mūsų konstitucinis tipas, nes jame yra labai daug užprogramuotos informacijos. Ir jeigu nusistatai, kokia tai yra doša, koks žmogaus konstitucinis tipas, tu iš karto labai gauni daug atsakymų. Tai ruošdama šitą temą, aš dariau namų darbus, stebėjau žmonės, stebėjau saviškius, koncerte sėdėdama, kino filmų žiūrėdama, nusistatinėti, kokias yra došas žmonių. Ir daugmaž taip dėliojusi tą jų poreikius, ar tie žmonės tikrai yra nuspėjami. Taip pat visatoje egzistuoja 5 pirminiai elementai - žemė, ugnis, vanduo, oras, eteris arba vakuumas. Taip ir mūsų žmogaus kūne, besijungdami šie elementai, sudaro 3 pagrindinės kūno konstitucijas. Visos tos stichijos pasireiškia ir mumise. Tai va senovės išminčiai, aiškindami gyvybės fenomeną, gyvybinės organizmo reakcijas, sudėlioja į 3 pagrindinius gyvybinius principus - į došas. Ir norint gerinti savo sveikatą, reikia žinių apie došas. Reikia 3 došų suvokimų. Ir pagal tai Ajurveda labai tiksliai parenka eterinius aliejus ir augalinius aliejus. Ir mes apie tai kalbėsime. Tai va doša yra ta neurofiziologinės prigimties arba kaulų ir psichinės energijos sandara. Žodis doša pažodžiui reiškia tai, kas kinta arba tai, kas sugenda. Tai va egzistuoja 7 somatiniai tipai. Iš jų 3 yra gryni. Ir įdomu tai, kad kiekviena doša turi savo savybes, savo polinkius, kaip ir eteriniai aliejai. Eterinio aliejų energetinis aktyvumas lemia skirtingą eterinių aliejų poveikį. Vieni ramina, kiti tonizuoja, vieni rūgština, kiti šarmina. Ir iš tikrųjų labai naudinga informacija, nusistačius savo došą, savo konstitucinį tipą, pasižiūrėti, kokie eteriniai aliejai vis tik tau yra geriausi. Ir įdomu tai, kad vienai došai aromaterapijos reikia labai daug. Jie gali tiesiog maudytis aromaterapijoje. O kitom došom labai saikingai. Tai vėl informacija, kuri sudėlioja
tą aromaterapinį raštingumą, kad mes apie eterinius aliejus išmanome vis plačiau, vis tiksliau. Sekanti tema, kurią noriu aptarti, tai yra eterinių aliejų vartojimas į vidų. Tai labai reikalinga tema, nes eterinių aliejų vartojimas į vidų turi būti labai, labai pamatuotas. Tai nėra mados reikalas. Ir jeigu žmonės nesaikingai vartoja eterinius aliejus į vidų, tai gali būti susidaryti toks tokia nuomonė, toks įvaizdis, kad žmonėms tiesiog trūksta žinių. Tai vat eterinio aliejų vartojimas į vidų tikrai duoda naudą. Ypač į vidų vartojant galime sumažinti uždegiminius procesus virškinimo trakto sistemoje, veiksminga profilaktika bakterinėms, virusinėms infekcijoms. Ir tas pamatuotas vartojimas į vidų kelia klausimą, ar eteriniai aliejai, ar eterinio aliejų vartojimas į vidų yra pirmo pasirinkimo būdas. Kada eterinis aliejus vartoti į vidų? Tai yra labai paprastas atsakymas, yra pavyzdžiui prie šlapimo takų, prie ginekologinių, prie respiratorinių infekcinių tų negalavimų. Eterinius aliejus patarė vartoti į vidų, bet vėlgi yra atskira metodika. Ir būtent šitoje temoje mes išnagrinėsime kiekvieną būdą atskirai. Tų būdų, kaip eteriniai aliejai patenka į vidų, yra pakankamai daug ir kiekvieną būdą mes išnagrinėsime tokiu principu. Teigiami metodo ypatumai, neigiami metodo ypatumai. Ir taip pat, jeigu mes norime pasiekti konkretų vidaus organą, tarkim, širdis, nusiraminimui, tai pats geriausias būdas yra sublingualinis, po liežuviu, nes ten irgi tas kraujotakos tinklas yra labai tankus. Ir nešėjas, eterinių aliejų, nešėjas, kad į kraujotaką greičiau įeitų, tai yra saldumas. Ir šiuo atveju aš paminėjau cukrų, bet gali būti ir medus. Tai vat aptarsime, kaip pasiekti su eteriniais aliejais, jeigu norime, kad eteriniai aliejai greičiau patektų į plaučius, į skrandį, į žarnyną. Tai vat vėlgi kalbėsiu, kokios yra specifinės žinios. Šitoje temoje dar labai svarbu bus aptarti eterinio aliejų biotransformaciją. Vartojimas į vidų, vadinasi, eterinis aliejus labai gauna daug kontaktų ir vyksta didelė biotransformacija. Jeigu lyginti su transderminiu būdu, tai eterinio aliejų vartojimas į vidų visada yra didesnė biotransformacija. Ką reiškia? Eteriniai aliejai keičia savo tą kaip ir sudėtį, poveikį. Kiek keičia? Vėlgi pasidalinsiu prancūzų aromaterapeutų įžvalgomis, kiek kokybiškas eterinis aliejus gali pakeisti savo tą poveikį ir kiek nekokybiškas, jeigu tokius mes vartojame. Tai ta eterinio aliejų biotransformacija vėlgi tokia įdomi žinia mums. Eteriniai aliejai iš organizmo pasišalina ne vienodų laikų. Ir tas mitas yra, kad visi eteriniai aliejai labai lengvai išeina iš organizmo. Tikrai ne. Nes eterinių aliejų ta molekulinė sudėtis yra skirtinga. Vienų yra labai tokia sudėtinga, kitų yra lengvesnė. Tai vat pagal sudėtį eteriniai aliejai skirtingų laikų pasišalina iš organizmo. Tai vėlgi kartuosime tą žinias, kokie eteriniai aliejai sunkiai pasišalina, kokių iš vis negalima vartoti į vidų. Apie tai ir kalbėsime šitoje temoje. Tai visos taisyklės, metodikos, kada naudoti eterinius aliejus prieš valgį, po valgio, valgio metu, vėlgi yra labai svarbu, nes jeigu mes vartojame eterinius aliejus į vidų, tai mums reikia paklausti, kokiu tikslu, kokio amžiaus žmogus,
koks žmogaus jautrumas eteriniams aliejams ir pagaliau kokius eterinius aliejus mes vartojame į vidų. Ar citrusinius, ar fenolius. Tai yra svarbu ir mokantis, išeinant kiekvieną temą, mes į tuos klausimus atsakome. Eterinių aliejų vartojimas į vidų ir ne tik į vidų. Visi eterinių aliejų panaudojimo būdai yra reikalingi, bet labai svarbu prisiminti ir kontraindikacijas. O kontraindikacijos tai kalba apie tai, kam galima, kam negalima, prie kokių ligų, prie kokių negalavimų, kokių eterinių aliejų negalima vartoti. Tai vėlgi labai atsakingas požiūris į pačius eterinius aliejus ir į tą saugią aromaterapiją. Ir prie šitoje temoje eterinių aliejų vartojimas į vidų esu parinkusi labai daug patarimų ir receptų. Prie įvairių negalavimų, kai eterinius aliejus mes galime vartoti į vidų. Netgi prie alerginių šitų negalavimų, simptomams mažinti, yra farmaciškai patvirtintų receptų, kai eterinius aliejus vartojame į vidų. Ir eterinių aliejų vartojama į vidų tęstinė tema yra aromatinė kulinarija. Kulinarija, kaip čia dabar teisingai sukirčiuoti. Tai yra tęstinė eterinių aliejų vartojama į vidų tema, kaip ir sakiau, ir ką naudingo mes sužinosime. Pirmiausia, aptarsime, kad yra labai daug priežasčių gaminti su eteriniais aliejais. Aromatinės kulinarijos nauda yra labai plati, pradedant nuo terapinio poveikio virškinimo traktui, urologiniai sistemai, ginekologiniai sistemai, kalbant apie organizmo detoksikaciją ir taip toliau. Tai tų priežasčių, kad išmokti gaminti su eteriniais aliejais, yra labai daug. Ir tie, kas esame naujokai, arba prisimename, kai buvome naujokai, tai eterinius aliejus mes supratome tokį labiau kaip malonumą. Ir gaminant taip pat, jeigu gamina naujokas, tai jam yra malonumas. Ir naujokas, neturėdamas daug žinių, jis nesiekia konkretaus rezultato. Bet tie, kas mes jau einame šituo keliu, plečiame savo žinias, tai eterinių aliejų parinkimas, turint konkretų sveikatinimo tikslą, tikrai yra labai kryptingas. Taip ir reikia daryti. Eterinius aliejus vartoti su tikslu. Noriu gaminti su eteriniais aliejais, ką privalau žinoti? Tai aromatinės virtuvės patarimai, kokios yra taisyklės. Tai maisto gamykloje naudojama eterinių aliejų dozuotė ir vartojimo laikas yra labai svarbus. Kiek tų lašelių lašinti į vieną porciją, kiek ilgai galime vartoti, kokių eterinių aliejų negalima vartoti maisto gamyboje ir kodėl. Visose savo tose temose aš stengiuosi paaiškinti, jeigu vartojame šitą eterinį aliejų, tai kodėl jį vartojame. Kokios tos molekulės būtent yra pačios aktyviausios ir apsprendžia šito eterinio aliejaus savybės. Jeigu negalima vartoti, vėlgi ieškome atsakymų, kodėl negalima vartoti. Tai tas žinojimas ir sugebėjimas paaiškinti, tai vėlgi kalba apie žmogaus aromaterapinį raštingumą. O žmonių besidominčių eteriniais aliejais daugėja. Ir tie žmonės, kurie domisi, mokosi, labai greitai pastebi tuos žmonės, kurie labai neatsakingai žiūri eterinius aliejus, kurie tiesiog neduoda savo ataskaitos su įvairiais patarimais. Tai aš vedu prie to, kad tos žinios mums gali padėti. Tai apie tai noriu ir kalbėti. Tai gaminu su eteriniais aliejais, patarimai, receptai. Kokius eterinius aliejus mes dėsime į salotas, žuvies patiekalus, paukštieną, mėsas, saldus desertai ir pyragai. Tai šitą sąrašą jūs tikrai turėsite. O gegužės 23 dieną susitiksime gyvai, grįšime prie kiekvienos temos ir dėsime vėl iš naujo akcentus. Nes išmokti galime tik tai kartojant, tik tai klausant.
Ir tie, kas mes mokomės, tai klausti yra normalu. Ir reikia klausti, reikia išsakyti savo abejonės, reikia kalbėti apie savo patirtį. Mes taip galime vienas kitam padėti. Aš pamenu, kai pati mokinausi ilgą laiką pas prancūzę, mokslinės medicinės tos aromaterapijos, tai klausydavau ir man atrodė arba viskas aišku, arba tiesiog dar pakartojus visą temą bus aiškiau. Ir žinot, labai gerai, kai tie klausimai kyla tada, kai yra kas dėsto temą, yra mokytojas ir tada galima iš karto klausti. Ir dabar man šitiek daug klausimų vėl iš naujo kyla ir galvoju, kaip gerai, jeigu tie klausimai man būtų kilę per pačias studijas. Bet informacijos buvo labai daug ir gilios. Ir tuo kartu kažkaip vis galvoju, kad viską į save sugerti, atsiminti, užsirašyti. Ir galbūt tie klausimai ateina vėliau. Tai aš tiesiog, kas jungsitės į kursą, tai tiesiog bet kokį klausimą turit, bet kokią abejonę turit, rašykit, klauskite, diskutuokime, ieškokime tų patikimų šaltinių, kad rasti tą teisingą atsakymą, nes nežinoti yra normalu. Kai žmonės sako, kad viską žino, tai neįmanoma, ypač apie eterinius aliejus, tai yra šitoks pasaulis tų eterinių aliejų ir jie yra tokie kompleksiški, sudėtingi, tai po trupučiuką dėliokime tą dėlionę ir turėkime tikslą pažinti tą gamtos fenomeną. Tai kalbant apie eterinius aliejus, apie aromaterapiją, mums visiems norintiems išsaugoti savo jaunystę, savo sveikatą, aromaterapija yra neatsiejama gyvenimo dalis, nes jos metu suaktyvėja ląstelių atsistatymas ir augimas. Taigi kviečiu dalyvauti, kas nesate šitų temų dar išklausę, dalyvauti saugios aromaterapijos kurse. Dėkoju Holistiniai mokyklai, kad organizuoja šitokius mokymus, nes mokytis tikrai turime ir į eterinius aliejus pasižiūrėti labai pagarbiai. Į gamintojus, kurie gamina ir gerbia gamtą, pažiūrėti labai pagarbiai, su dėkingumu, nes tik tai kokybiški eteriniai aliejai gali mus sveikatinti. Pakartosiu tą pačią frazę. Aš negaliu pakeisti pasaulį, bet aš galiu pasidalinti žiniomis, kurias keičia mus ir pasaulį. Sužinoję, išmokę, dalinkite šitą žinią. Padėkime vieni kitiems būti sveikesniais. Ir kas turite asmeninių klausimų, rašykite man asmeniškai, tikrai atsakysiu. Čia yra mano kontaktai. Na ir ką, ačiū už dėmesį, kad išklausėte, kad buvote kartu ir tikiuosi, kas neišklausė dar šitų temų, kad susitiksime balandžio 18 dieną. Ačiū.